Podcastas.lt. Požiūrį gyvenimą keičiantis pasikalbėjimai su verslininkais, keliautojais bei kitais savo srities profesionalais. Juos kalbina Justas ir Tomas. Sveiki visi podcastas.lt klausytojai. Šiandien turime trečią epizodą su manimi Tomu ir Justu. Ir šiandien norėtume pakalbėti apie būtent įpročius ir dienos rutinas. Sveiks, Justai. Labas. Tai gal pradėsiu nuo to, kad išklausę mūsų podcastą, norėčiau ir mūsų klausytojai pasidalintų savo įpročiais, ką jie daro, kodėl jie taip daro ir nežinau, kokios yra jų produktyviausias valandas, kokios ne, kada keliasi, kada eina miegoti ir būtų smagu girdėti dėl ko tai. Ir gal tu pradėk nuo to, kad kada eini miegoti ir kada keliesi. Viskas labai pasikeitė daug nuo praėjusių 2-3 metų, kadangi kai išvykau į Londoną, pradėjau labiau žiūrėti savo dienos rutiną, pradėjau žiūrėti į būtent įpročius, kurie formuoja mano visą dienotvarkę ir pastebėjau, kad anksčiau atsikėlimas, bent jau man asmeniškai, daugiau leisdavo nusidirbti iš pat ryto. Tai nebūdavo laiko sportuoti, dažniausiai tuo metu, kai buvau Londone, dirbau dizaino agentūrai ir realiai nuo 9 iki 7, man atrodo, ar iki 6:30 būdavo darbas ir grįžus po darbo jau nebebūdavo, žinai, tos energijos ir pagalvojau, na gerai, tai reikia gal į džymą, būtent sporto salę vykti iš pat ryto prieš pat darbą. Tai specialiai pasiėmiau džymą, kuris būtų 2,5 km nuo manęs. Galėjau, aišku, pasimti vieną ar artimesnį, bet buvau cheap as bastard, bet dar to pačiu, kad nubėgčiau iki ten, pasportuočiau 30 minučių ir parbėgčiau atgal, tada į dušą, pusryčiai ir žodžiu į darbą. Ir vien nuo to man pasikeitė visą dienotvarkę, nes aš turėdavau daug energijos prieš pat darbą ir nuvykęs būtent į dizaino agentūrą jau, žinai, atsičilindavau, pasimdavau kavos, ten 10-20 minučių Twitteriai, Facebookai, užsikečepinė viską ir man tai daug iš tikrųjų padėjo, kad anksčiau atsikeldavau ir nuo to laiko pradėjau keltis pusvalandžio anksčiau, grįžęs į Lietuvą, perskaičiau vieną straipsnį Mediume, nepamenu žodžiu, koks ten autoris buvo, bet esmė, kad vyrukas pradėjo keltis 4:30 kiekvieną dieną ir papasakojo savo būtent patirtis, kiek jis daug dienoje galėdavo nuveikti darbų, kiek jis pamatydavo, žinai, saulėlydžių ir realiai 12 ar 1 dienos jis jau būdavo nusidirbęs darbus ir tai tiesiog mane įkvėpė ir pradėjau keltis 7:30, 7, 6:30, 6, 5:35 val. Ir kaip pats, žinai, kartu gyvenom ir iš pradžių... Šitą nereikės sakyti klausytą. Ir iš pradžių būdavo keista, kad atsikeli, visi miega, dar būdavo tamsu, nes pavasaris ir kažkur pirmoj valandoj labai imdavo dar miegas, bet atsigerdavau kavos, pusryčius pasidarydavau ir žodžiu pradėdavau rašyti ar kažkokį tai svarbesnį darbą, žinai, dizainą atlikti ar kažką. O yra toks, kaip pasakyti, gal turiu tokį, kaip angliškai sakam, cheatą tokį, kad, tarkim, jeigu tu negali atsikelti, ką tu galėtum pasiūlyti, įsivaizduok, pavyzdžiui, aš, tarkim, negaliu atsikelti 5 ryto. Bet man reikia atsikelti dėl to, kad man produktyvumas padidėtų. Ką tu darytum? Man visų pirma buvo dėl to, kad aš tuo metu rašiau knygą, Mobile Design Book, ir tiesiog nebebūdavo laiko dienoj motivacijos, būtent pačios energijos, sėsti ir rašyti tą knygą. Tai aš nusprendžiau, kad aš atsikelsiu valandą tiesiog anksčiau, tai iš pradžių būdavo, žinai, 6:30 ar 6. Ir nusprendžiau, valandą sėdėsiu, žodžiu, žiūrėsiu į tą ekraną ir rašysiu tai, kas ateina į galvą. Ir jeigu turi kažkokį tikslą, kažkokį užsibrėžimą ir dar kažkam pasakai, tai bent jau man iš karto kažkoks yra, tas, žinai, atsakomybė, kad aš turiu tai padaryti, nes aš jau prisižadėjau visiems. Bet iš kitos dalies turi tau tikrai kažkas būti įdomaus arba svarbaus. Tai man tuo metu buvo svarbu pabaigti tą knygą, nes jau buvo pranešta, kad jin bus išleista vasaros vidury ir aš jau tiesiog turėjau nenori atsikelti anksti ryte ir kažką, žinai, daryti prie jos. Bet iš kitos pusės esu ne vieną straipsnį irgi skaitęs, dabar gilinuosi būtent į tuos įpročius, tai keletą patarimų buvo, kurie dažniausiai iškildavo, tai visą laiką turėjo kažkokius tai mėgstamiausius pusryčius, kad vakare tu nueidamas prieš miegą į lovą pagalvotum, o rytoj aš išsikepsiu ten blynus kažkokius sirupus savo mėgstamiausių ir kad tau kiekvieną rytą būtų kažkas, žinai, atsikelt,
ir dabar, žinai, žinosi, kad tavo mėgstamiausi pusryčiai bus. Kitas dalykas, tai tiesiog išsimiegoti normaliai. Jeigu ten nueisi 3 miegoti ir 5 nori atsikelti, tai niekada neatsikelsi, nes per mažai miego. Tai manau, tiesiog reikėtų atsižvelgti tai, kad jeigu nueisi 10 miegoti, tai atsikelsi 5 be problemų. Kaip tau pačiam? Aš realiai grįžęs po visų mūsų tų kelionių ir visą kitą, aš stengdavausi netgi keltis kuo anksčiau, bet man sunkiai Lietuvoje čia pavykdavo. Užsistatai žadintuvą po 7-10 kokių, tarkim, nes į darbą nereikia keltis kaip freelancing, tai žinai, darbas iš namų, bet... Kaip ir bedarbis. Jo, kaip ir bedarbis. Ir būdavo, kad tikrai neina atsikelti. Būna tikrai, kad neina atsikelti ir atsikeli po 8:30, grinai išsiverti iš lovos 9 kartais būna ir dabar pastebėjau, kad veikia labai geras toks dalykas, kad reikia susitarti kažką su kitu žmogumi. Tai, nežinau, mes patį pirmą podcastą įrašinėjom po 6:30 ryte, tai nežinau, tiesiog prabundi, žinai, kad reikia kažką įrašinėti, reikia kažką daryti, tai tiesiog tu esi automatiškai priverstas keltis ir, tiesiog atsikeli, arba kaip, jeigu turi kažkokių bendrų darbų, geriausiai yra tarti su žmogum, kad davai darom iškart nuo ryto, tai kaip ir šiandien buvo, kad susitarėm eiti vieno website'o redaguoti. Būtent podcastas.lt. Podcastas.lt tvarkyti ir susitarėm nuo 7, atsikėliau, pavalgiau ir prisėdam ir redagavom tą puslapį. Tai man toksai, kaip aš sakau, toksai granai čytas ir yra tas, kad turi su kažko susitarti, kažką padaryti, susiskambinti su žmonėm, kurie gyvena Azijoje, Amerikoje, pasižiūrėti, kad pas juos būtų, tarkim, koks vakaras, pas tave anksti ryte susidari ir kažkaip taip ir nepavykti sakyti Tomui, kada tu eini miegoti. Jo, iš tikrųjų praleidau šitą, sorry. Aš einu miegoti dabar dažniausiai 10, bet paskutiniu metu būdavo taip, kad pastebėjau, kad mano energijos vėl lygis grįžta apie 10 valandą. Ir aš tuo metu stengiuosi ją išnaudoti ir apie 30-40 minučių dar atrašau kažkokius tai e-mailus arba, žinai, pasižiūriu kitos dienos darbus. Nėra labai kažkokios produktyvios tos paskutinės valandos, bet vis dar jas išnaudoju, tai paskutiniu metu pradėjau eiti apie 11 valandą, ir keliuosi apie 6. Ir kitas dalykas, kad man svarbiausia yra gauti 7 valandas, o ne, žinai, būtinai atsikelti 5 ryto, kad aš ten galėčiau visiems sakyti, aš atsikelinėjau 5 ryto. Žinoma, man nebūna kiekvieną dieną, kad atsikeliu 5 ryto. Bet jeigu nueinu 1 nakties, tai aš niekada nesistatysiu žadintuvo, žinai, 5 ar 6, man svarbiausia gauti 7 valandas miego. Kaip pat, žinai, po ko į dienos reikia ir daugiau, tai kartais užsistatau, kad ir būtų 7:30, tai jeigu nueinu 10, bus 5:30. Ir niekad nesistengiu, žinai, apaukoti miego vien dėl to, kad galėčiau kažką ten pažiūrėti ar žinai, ta prasme, dėl kažkokių kitokių priežasčių. Nes jeigu aš neišsimiegu, man iš karto nuo pačio ryto aš negaliu fokusuotis į darbą. Mane daug yra tų, žinai, kaip jos vadinamos, distractions, ta prasme, tų trukdžių minčių. Jo, kurie trukdo. Jo, būtent tų minčių labai daug būna, negaliu susifokusuoti ir vien medituodamas aš galiu užmigti, ta prasme, netgi sėdėdamas atsimint, kai būdavo pačioj pradžiai, kai medituodavau, jau matai purtus, tai jau miegu. Tai esmė, kad man svarbiausia išsimiegoti, bet šiuo metu paskutinį kažkur apie 10-11 miegoti. Ja, tai gal užsiminė apie meditaciją, tai gal trumpai klausytojams papasakok, kodėl, kas ir kiek laiko jau tai tuo užsiemi. Jo, tai meditaciją šiaip išgirdau jau gan senai, ta prasme, tikriausiai, kai buvau labai mažas, bet kai išgirdau prieš kažkur 1,5 ar metus, prieš metus, tai labiau pasižiūrėjau į ją iš tos pozityvios pusės, kadangi išgirdau žmonių, kuriuos pats seku, arba kažkokios verslininkus, kuriais norėčiau, žinai, pats tapti ar jų lygį pasiekti. Ir jie visą laiką akcentuodavo, kad būtent gausi, žinai, tą ramybę vidinę, būtent susidėlios mintis, nebus tos fear of missing out, kuris būtų lietuviškai, net neįsivaizduoju kaip išversti, bet... Bijoti, kad nepadarysi. Kad kažką praleisi, realiai visi turim dabar šitą baimę, nes visą laiką čekinam Facebooką, žiūrim, kas L-pašte ar Twitter'yje ar 15 minučių rašoma, nes bijom kažką praleisti. Tai man meditacija būtent padėjo atsikratyti tų minčių, padėjo atrasti tą, žinai, kažkokią vidinę ramybę. Aišku, vis dar esu labai pradedantysis tos meditacijos, bet tiesiog parsisinčiau keletą apsų. Vienas iš tų būtų Headspace, paskui calm.com, būtų calm.com.
ir yra begalės kitų būtent programėlių, kurias galite tiesiog pabandyti, ten yra ir nemokamų, ir mokamų versijų, bet aš siūlau visiems jau gal pusę metų agituoju visus, kuriuos susitinku, kad bent 3 kartus, ta prasme, bent 3 dienas iš eilės po 10 minučių prisėstų ir pamedituotų. Ir vieni žmonės turi, ta prasme, kažkokius tai labai pozityvias emocijas ar patirtis po pirmos meditacijos sesijos, nes galvoju, tikrai man čia padėjo, atsipalaidavau, bla bla bla. Bet kitiems būna maždaug niekas nepasikeitė ir toliau, ta prasme, viskas vyksta. Tai bent jau 3 dienas, jeigu pabandai, man iš karto pasijautė ir dabar stengiuosi jau kuo dažniau medituoti, vis dar nesigauna reguliariai, bet dabar per paskutinį mėnesį tai tikriausiai kažkur apie 20 dienų meditavau. Ir dažniausiai medituoju tik atsikėlęs arba bent jau į pirmoji dienos pusę, nes jeigu pereinu jau į antrą dienos pusę, jau žinai, kaip pats žinai, energijos lygis krenta ir jau nebėra tos motivacijos, atrodo, kad šitai yra prisėsti 10 minučių ir nieko nedaryti, bet labai labai sunku prisiversti. Tai tiek. Supratau, tai reikės tikriausiai man pabandyti, nors aš iš tavęs tą girdžiu jau kelintą mėnesį pabandyk, bet aš toksai, žinai, tikras lietuvių skeptikas, žinai, nepadės man tikrai tie sėdėjimai, nu man bent jau taip atrodo, kad tikrai nepadės, užsimerki, sukryžiuoji koją, žinai, ten tas rankas taip padarai, vos net kaip plotus. Dar žvakė užsidegė, jo. Ne, jo, tai nežinau, sakau, man požiūris dar toks yra skeptiškas, aš manau, gal čia tas dalykas yra toksai, kad kaip ir su dauguma dalykų reikia netgi ir pribręsti kažkam, tai tiesiog, nu, reikės pasibandyti. Gal pasikeis, nes dabar taip gan skeptiškai dar žiūri šitas meditacijas. Man pačiam irgi tas pats būdavo ir vis dar yra labai sunku priimti kažkokias naujas idėjas, naujus kažkokius, žinai, ne tai kad tikėjimus, bet naujas technikas ar metodus, kažkokius dienotvarkės, kad galėtum, žinai, pasiekti ir būtent optimizuoti savo dienotvarkę. Tai vienas iš dalykų, kuriuos paskutiniu metu irgi darydavau, tai atsigerti pusę litro, žodžiu, vieną didžiulę stiklinę, tai tikriausiai mažiau negu pusę litro, didžiulę stiklinę šalto vandens, tik atsikėlus. Nu, atrodo, kas čia yra, atsikelti kiekvieną rytą ir atsigerti iš karto vandens. Visų pirma pamiršdavau, visų antra šaltas vanduo iš karto nesugersi, o visų trečia aš jausdavau blogai tik išgeręs tą vandenį, nes tikriausiai ant tuščio skrandžio, kai išgerdavau, man, žinai, kažkaip, nu, nelabai gerai jausdavausi. Bet kaip paskaičiau būtent apie dehidrataciją ir būtent tokį paprastą faktą, kad po 7 ar 8 valandų miego, ta prasme, tu visą vandenį jau, žinai, iš tavęs ir išgaruoji ir susinaudoji ir taip toliau. Ir realiai tavo kūnas yra kiek 70% ar dar daugiau vanduo. Ir jeigu tu negauni tų skysčių, tu nuo pačio ryto negali kažkaip, tai, žinai, maksimaliai pradėti savo dieną. Tai vien tokie paprasti dalykai, kuriuos iš pradžių skeptiškai žiūrėjau, bet kuo toliau, ta prasme, juos bandau, žinai, kiekvieną dieną vykdyti, tuos kažkokius tai įpročius ir tikrai pastebėjau, kad daug geriau jaučiuosi, nebesu toks mieguistas iš pačio ryto, jau po kokių, žinai, 5-10 minučių esu žvalesnis ir jau pasiruošęs darbą. Ja, iš tikrųjų, čia tave pataisysiu, kad reikėtų gerti ne šaltą vandenį, reikėtų gerti kambario temperatūros vandenį ir geriausias dalykas būtų, jeigu dar būtų citrinos įdėta, tai būtų iš viso pats geriausias variantas ir su tą gėrimą aš trumpai įsiterpsiu, kad geriausiai prieš kiekvieną maistą 20 minučių gerti, nes dažniausiai... Kai šitą sujuokina. Toks dalykas yra, kad dabar aš kur gyvenu, tai mes prižiūrime mažą šuniuką ir tas mažas šuniukas žiauriai daug kvapų skleidžia per visus galvas. Tai dabar jis realiai guli prie mūsų, kur mes įrašinėjom podcastą ir čia dabar tokį gerą kvapo bombą paleido. Tai jo, aš nufotografuosiu ir, žodžiu, į podcastą užrašus įdėsiu būtent tą nuotrauką, kad žinotumėt, kokie čia žvėriukai pas mums buvo. Jo, tai grįšiu prie to, kad kiekvieną kartą prieš valgant 20 minučių atsigerkit stiklinę vandens, nes dažniausiai organizmas nori nevalgyti, o dažniausiai nori atsigerti vandens. Ir daugiau tokios info galite rasti prie mano dar vieno projekto, prie kurio dirbu, tai būtų athleticduo.com. Tai čia tikriausiai dauguma draugų pakviečiu palaikinti tą puslapį, nes tikrai rašome ir apie naudingą informaciją žmonėms, kurie sportuoja ir nesportuoja. Aišku, jūs kaip, pavyzdžiui, tavo paties valgymo įpročiai, kaip jie tau įtakoja, ar, nežinau, lietuviškai kaip būtų, daro įtaką
pozityviai ar negatyviai tavo visai dienotvarkį ir kaip tu jautiesi būtent pavalgęs iš ryto arba nepavalgęs arba privalgęs per daug iš vakaro arba, nežinau, prikirtęs cepelinų pusryčiam. Būtų gerai, jeigu cepelinus pusryčiams valgyčiau, tikriausiai jaučiuosi visą dieną gerai. Kaip cepelinas. Jo, kaip cepelinas, bet jeigu rimtai, tai turi įtaką tai, kad būnu nepavalgęs arba būnu pavalgęs pusryčius ne tuos, kuriuos norėčiau, bet geriausia yra tiesiog iš dieną prieš žinoti, ką turiu toj valgys iš tikrųjų. Bet kartais taip nesigauna, tai tiesiog stengiasi pavalgyti, nes organizmas prašo maisto medžiagų ir be to, kaip sportuoji, tai reikia pavalgyti, nebūsi čia visą laiką mažas. Jo, norėčiau dabar įsiterpti būtent dėl to, kad tu pasakei žiauriai teisingai, kad jau žinoti iš vakaro, ką tu darysi, ta prasme iš ryto, ką tu valgysi, tai mano pusryčiai kiekvieną mielą dieną yra lygiai tokie pat. Ir jie yra 4 kiaušiniai su kažkokiam daržovėm ir po kažkur pusvalandžio 40 minučių pauzės avižinė košė, ir kavos arba arbatos. Ir esmė, dėl ko reikia turėti, ta prasme, jau iš pradžių nusistačius kažkokius tai pusryčius arba kuo būtent apsirengsi, vien dėl to, kad yra toks dalykas kaip decision fatigue, kuris lietuviškai būtų sprendimo nuovargis tikriausiai. Ir esmė, kad su kiekvienu sprendimu tu visą laiką išnaudoji valios energiją. Tai jeigu tu rytą atsikeli ir tu nežinai, ką valgysi, tu valgysi kiaušinius ar valgysi blynus, tu iš karto darai sprendimą ir iš karto valios jėgas naudojasi. O valia yra toks dalykas, kad... Valia. Valia yra čia toks dalykas, kuris gyvena gretimam bute. Jo, valia čia yra kaimynė, bet valia yra toks dalykas, kad turi, ta prasme, kiekvieną dieną tam tikrą kiekį energijos, kurią tu gali skirti. Jo, kaip pavyzdžiui, įsivaizduokit, kad jeigu turim 100 valios per dieną, tai... 100 tai čia ko? 100 valių, kai 100 kaimynė. Ir jeigu mes kiekvieną rytą žinosim, ką valgom, mes 2-3 kaimynių jau neišnaudosim. Jo. Esmė, kad žinokit, ką valgysit ir kaimynių bus daugiau. Jo. Bet vien taupant tas būtent valios energiją, galėsi valios reikėtų kirčiuoti. Jo, tikriausiai, mes esame iš Panevėžio, tai mums su kirčiavimu nėra labai gerai, bet tikriausiai būtų valia. Taip, valia, bet tada valios ar valios? Valios energija. Valios, man atrodo. Valios, gerai, sakysime valios. Tai va, valios energija, ji yra kiekvienam žmogui skirtinga ir ją galima treniruoti būtent kaip raumenį. Ir jeigu tu kiekvieną dieną turi tam tikrą, ta prasme, valios energiją atsidėjęs pusryčiam, atsidėjęs, žinai, ko tu apsirengsi, ką tu darysi, jau iš vakaro susiplanavęs, tu jau nebeturi daryti tų sprendimų, kurie išnaudoja būtent tą energiją. Ir jeigu tu turi daugiau energijos, tu gali tada daugiau išžengti, jeigu yra toks žodis, iš savo komforto zonos ir, ta prasme, augti ar profesionaliai, ar žinai, personaliai. Profesionaliai. Jo, bet, asmeniškai. Nes jeigu tu išėjai į darbą ir prieš išeidamas į darbą jau nežinojai, kaip paneliam būna, kokius batus užsidėti arba kažkokią bliuskę. Bliuskutę kokią užsidėti. Tu jau išnaudoji valios energiją ir išnaudojat dar savo antros pusės valios energiją. Nes sako, kad neturiu aš ką apsirengti čia ir visa kita, tai netgi 2 žmonių valios energiją galite išnaudoti. Jeigu su tėvais gyvenat, netgi ir 3-4. Jo, ir esmė, kad būtent skaičiau šitą knygą Willpower, valios jėga tikriausiai. Ir esmė buvo, kad kai tik išnaudoji visą energiją, darbo pabaigoje nebebus jėgų ir noro ir būtent energijos juoktis iš nejuokingų boso juokelių, tuomet daugiausia konfliktų įvyksta vakare ir įvyksta, ta prasme, visokie nesusipratimai ir tiesiog reikėtų labiau optimizuoti savo dienotvarkę, būtent apie ką mes šiandien ir kalbam. Tai jūs tai gal galėtum dar papasakoti, nes tu esi tas vienas žmogus, kurį aš visą laiką matydavau, ta prasme, kelionėje ir šiaip, kai ateina. Jo, nes mes dviesi keliavom. Tikriausiai dėl to tu man aš ne. Jo, ir nesvarbu. Bet esmė norėjau pasakyti, kad aš tave visą laiką matydavau su Parkeriu ir su ta prasme, asmeniu. Jo, tai aš pasakysiu taip, kad jeigu, tarkim, dirbat namie, ar dirbat ofisus ar kažkur, aš siūlyčiau jums susižinoti, kada yra jūsų produktyviausias laikas.
per kurį galite nudirbti daugiausiai dalykų ir tada, kai turėsit neproduktyviausią laiką, kad jeigu dirbat iš namų, galėtumėt, nežinau, pažaisti su Xbox'us, paskaityti knygą, pažiūrėti filmą. Skambinti mamai, ar nežinau, skambinti tėtį, netgi skambinti tėtį. Ir šiaip siūlyčiau kiekvienos dienos vakare planuotis daugmaž rytojui. Nu, tokio, aš bent jau taip darau, tokio trumpą aprašymą, ką rytoj. Parašyti emailį tam, parašyti tokį straipsnį, parašyti tam, nueiti ten, padaryti ten ir paskui tu ryte atsikėlęs, realiai, kai dar galva nedirba, gali atsiversti savo užrašus, pasižiūrėti, padarau tą. Viskas aišku. Nebereikia ryte gadinti, galim sakyti, laiko ir naudoti tos valios jėgos. Jo, man patiko, kad tu pasakėjai būtent veiksmažodis ir tada kažkas, ta prasme, veiksmažodis daiktavardis, nes vieną straipsnį irgi skaičiau apie būtent tuos to-do listus, tai čia kas lietuviškai, padaryti sąrašus, darbų sąrašus tikriausiai. Ir būtent akcentavo, jeigu tu pradedi kažkokį tai darbą, kurį turi atlikti veiksmažodžiu, tai kaip sakai, parašyti ką, emailą. Ir dar būtų gerai tada patikslinti kam. Nes vėl, ta prasme, tu jau užsiprogramuoji, ką tu padarysi kitą dieną ir tau nebereikia galvoti, parašyti emailą, kam čia parašyti. Tai jeigu parašyti emailą ir dar, žinai, dar specifikuoji, kad Tomui ar ten ta prasme, į eBay'ų ar kažkur į PayPal. Ir jo, man irgi šitas žiauriai patiko, kad akcentavai būtent veiksmažodį ir daiktavardį. Tai aš turiu tokią bėdą, kad aš dažniausiai per daug prisirašau, visą laiką optimistiškai žiūriu, koks aš čia darbingas, koks aš čia energingas kiekvieną dieną. Ir kiekvieną dieną nepabaigiu savo darbų sąrašą. Ką tu apie tai? Aš visą laiką sakau, kad aš irgi taip pat prisirašau per daug darbų, bet aš būnu laimingas, jeigu aš nudirbu 70-80% darbų. Ir kad tie darbai greičiau nusidirbtų, aš dar darau tokį dalyką, kad po kiekvieno darbo, tarkim, reikia apdovanoti save. Būna taip, kad aš žinau, kad aš tą straipsnį galiu parašyti. Ne tavo reikalas čia. Bet esmė yra, būna, pripažinkit visi, kad būna taip, kad tu turi kažkokį paskirtą darbą ir tu žinai, kad tu gali atlikti per valandą. Bet ne, mes jį atlikinėjom 2-3 valandas. Tai geriau nuoširdžiai paimti, padaryti tą dalyką per valandą. Ir paskui galėtų valandą skirti bet kam, žiūrėti mėgstamį serialų, ten kur Hebra žiūri Game of Thrones, ten arba dar visokie... Silicon Valley žiūri. Silicon Valley, jo. Ir arba žaisti su Xbox arba kažką daryti. Nu, aš manau, kad tai yra daug tikrai geriau negu sėdėti 2 valandas ir grįžti prie tos temos, kad vėl gadinti, naudoti, eikvoti savo valios jėgą. Jo. Nors ne visada tas gaunasi ir pačiam man, tai yra tokie įrankiai kaip Pomodoro. Tiesiog tu arba tą patį laikrodį gali užsistatai ir kad grinai nuo valandos laikas eitų atgal ir tu taip savo nuoširdžiai pasakai, davai Jūsi, dabar aš valandą padirbu ir po valandos tu valandą žaisi su Xbox'u. Ir nežinau, bent jau man tas veikia. Kaip tavo? Jo, Pomodoro būtent technika tai yra 25 minutės darbo ir 5 minutės pertraukos. Tai, ta prasme, tu naudoji tam, kad susifokusuoti ir, ta prasme, kas be atsitiktų, tu dirbi, aš taip supratau. Jo, bet aš manau, kad kiekvienas žmogus turi atrasti tą savo. Jo, tai vieniem gali būti 30 minučių, jūs tai valandą, bet aš Pomodoro techniką būtent naudoju, kai man visiškai jau nebėra, ta prasme, jokios motyvacijos nieko daryti. Jo, kai jau viltis dingo, kai jau ateina, žodžiu, paskutinė valia jau. Paskutinė valia, kaimynė pabeldžia į duris ir tuomet aš tada prisėdu ir sakau, nu, ta prasme, kas be atsitiks 25 minutės, tu gali išsėdėti ir Facebooką neiti, arba ten gali į Twitterį neiti, atsisėsk ir ten rašyk tą straipsnį, arba ten, žinai, dizaining tą puslapį ar kažką. Ir bent jau man tikrai padėdavo Pomodoro technika nusidirbti tuos darbus. Ir būtent, kad paminėjai, kad geriau kažką nusidirbti per valandą, 2, negu ten sėdėti, žinai, visą valandą ir švaistyti visą dieną ir paskui būti nusiminusiam savim ir visų pasauliu. Tai norėčiau sugrįžti prie temos, kad tikriausiai mes jos dar net nebuvom palietę, tai prieiti prie temos, kad ką tu manai iš viso apie tą 40 valandų darbo savaitę? Aš tai manau, kad tai yra mitas ir bullshitas didžiausias. Nežinau, čia tikriausiai reikėtų diskutuoti, bet aš kaip
stengiuosi nebūti tam 40 valandų formate. Nu, kiek tu dirbi, pavyzdžiui? Realiai to darbo tai tikriausiai labai nedaug būtų, gal 20 valandų, gal netgi mažiau iš tikrųjų. Tokio, aš prasėdžiu prie kompo ilgiau negu 40 valandų per savaitę, bet realiai to darbo būtų, manau, mažiau, gal kaip 20-24 valandas, tarkim, sakykim taip, bet iš tikrųjų daug laiko atima tie visi, kaip pasakyti, kol perini visus puslapius, pažiūri kas naujo, kad gautum tos motivacijos, kažkokių naujų idėjų. Fear of missing out. Jo, nes kad neatsilikčiau nuo visų tų dalykų, kurie populiarūs yra grinai tą savaitę, nes realiai tu tada gali siūlyti kitam puslapį, kad aš parašysiu irgi apie tą kažką panašaus. Bet, aš sutikčiau iš tikrųjų su to, kad yra nesąmonė, tas valandų limitas. Jeigu būtų mano galiai tas dalykas, aš manau, kad būtų daug geriau darbais. Tiesiog, jeigu tu ateini ir sako, tu šiandien turi parduoti ten 5 siurblius, ne? Kodėl turi tas būti apribotas dalykas 8 valandom? Ateini, parduodi 5 siurblius ir viskas. Nes, taip ir būna, pažiūrėk, tu sakai, to centras ir visi, kad naini ir žmonės, tie pardavėjai vadinami. Stovi tokie, jeigu aš žinot, kad jie gali parduoti 5 prekes ir eiti namo, tai aš manau, kad nežinau, motivacijos ir to viso įdirbio, ta kreivė tik kiltų tikrai. Tikriausiai parduotuvės dirbtų po 2 valandas. Ateitų, parduotų, išeitų. Bent jau aš tai manau, sakau, nes tas apribojimas valandomis tai nėra pats geriausias matavimo vienetas, našumo grinai. Gerai, Justai, bet dabar tu esi freelanceris, ta prasme, laisvai samdomas, tu turi savo dienotvarkę, turi savo klientus. Aš esu įstrigęs dabar būtent tradiciniam darbe, nuo 9 iki 5. Ką man daryti? Kaip man pradėti, ta prasme, optimizuoti savo laiką, kad aš galėčiau kažką tai naujo mokytis, arba pakeisti darbą, arba galų gale tapti laisvų samdomu, arba pradėti verslą, arba tiesiog pradėti keliauti. Ką man daryti? Pirmiausias dalykas būtų tikriausiai tas, kad mums reikėtų atskirą tikriausiai epizodą vien apie tai rašyti, bet jeigu trumpai, tai aš sakau, reikėtų rasti produktyviausią savo darbo laiką, kad per produktyviausią darbo laiką nusidirbtum darbus, kurias reikia nusidirbti ofise, tam samdomam darbe, ir per tas valandas kitam nesidirba, tiesiog skirti grinai tobulėjimui. Skaityti, žiūrėti, mokytis ir visa kita. Ir tų visų platformų, kur galite išmokti rašyti, skaityti, kalbų, bloginti, dizaininti, programuoti ir, tikriausiai viską. Pradėkim nuo YouTube'ės ir baigim CodeAdemy. Arba mano Udemy kursais. Jo, arba Tomo Udemy kursais, kur tikrai tu ten už 20 eurų, ten 50 eurų arba netgi 200 eurų tu nusipirkęs už šį kursą, tu realiai per 17 valandų, per savaitgalį tu gali, nežinau, įeiti namus vienas žmogus, išeiti kitas. Kas yra svarbiausia, kad žmonės turi suprasti, kad tai yra ne kažkoks pinigų iššvaistymas, bet tai yra grinai kaip galbūt naujo gyvenimo pradžia. Bet reikalauja valios. Jo. Tai prieš tai kalbėjom, kaip grinai išugdyti tą valią, kad galėtumėt ir šiaip dar aš manau, kad labai padėtų toks dalykas, jeigu jūs kiekvieną dieną kažką bent jau po pusvalandį darytumėt. Yra, pavyzdžiui, toksai appsas Duolingo, kur galite mokytis kalbas. Tai aš manau, jeigu jūs norit išmokti ispanų kalbą, tarkim, kuri yra tikrai nesunki, ir mokytumėtės kiekvieną dieną po pusę valandos, tai aš manau, kad jau po mėnesio, po 3 mėnesių jau kažkokie rezultatai būtų. Ką tu, Tomai, gali pridurti šitą? Visiškai sutinku. Ir keletą appsų, kuriuos pats naudoju, tai būtų Rescue Time, kuris realiai trakina visiškai viską, ką tu darai su savo kompiuteriu ir rodo tavo produktyvumo pulsą kiekvieną dieną. Tai mano būna produktyvumas apie 60-70%, kuris reiškia apie 70% yra produktyvus darbas, tai ten Photoshopas ar emailas ar kažkokie, tai žinai, Google Docs ar kažkas susieta būtent su produktyviom valandom. Ir tada būna iššvaistymas ten YouTube, Google+, Facebookai, Twitterį ir taip toliau. Tai būtent matant tą statistiką, bent jau man pačiam padeda suprasti, kad aš tiek daug laiko iššvaistau kiekvieną dieną, tai jeigu būna, žinai, 8 ar 9 valandas per dieną užfiksuota kompiuteryje
ir pamatai, kad, tarkim, 3 ar 4 valandas išvaistytas vien tik tai social tam, žinai, socialiniam tinklams ir kažkokiems tais straipsniams skaityti, kurie neturi kažkokios didelės vertės, tai tuomet susimastai ir bandai persidėlioti, žinai, būtent tos kitos dienos darbų sąrašus arba įsidėkti kažkokį tai įskiepį vadinamą, kuris blokuoja būtent puslapius. Tai šiuo metu turiu Stay Focused, Google Chrome naudoju, kuris blokuoja websaitus, kuriuos pats pasirenku. Tai šiuo metu turiu Facebooką, Twitterį ir Google Plus užsiblokavęs. Ir keletą lietuviškų naujienų portalų. Tai kokie 15 minučių, Delfi, Alfa ir... Ir žodžiu, limituoja iki 20 minučių per dieną. Tai kai aš jau išnaudoju visą tą limitą, man tiesiog rašo, ar neturėčiau dirbti. Ir aišku, turėčiau, bet būna toks kartais noras nueiti tą Facebooką arba, žinai, ten Twitterį, nes jau yra ta digital addiction, tas priklausomybė, kad einu į telefoną ir tada per telefoną scrollinu. Bet man ant kompiuterio padeda susifokusuoti ir toliau, žinai, grįžti prie darbo. Tai galų gale kažkiek vis tiek išsišvaisto tos, žinai, valios jėgų, bet susitaupo, žinai, žiūrint į ilgesnį laikotarpį. Jo, tai kas svarbiausia iš tikrųjų, kad visi, kurie klausote ir norit pakeisti savo dienos rutiną, jūs turite tiesiog bandyti, straipsnių yra pilna, pusė šių vertės kartais neturi, bet vis tiek galite pabandyti vieną metodą, kitą metodą, nes kaip ir sporte ir gyvenime vieniem veikia vienas, kitiem veikia kitas. Ir norėčiau priminti, kad visus apsus, įrankius, įskiepius, puslapius, kuriuos paminėjom, mes jų nuorodas įdėsime į podcasto skiltį, jie bus po mūsų podcastu, mūsų puslapyje podcastas.lt. Tai Tomai, gal turėtum kažką pridurti prieš pabaigiant mūsų pokalbį? Jo, tai paskutinį dalyką norėčiau pasakyti, kad naujam įpročiui susiformuoti ir būtent pakeisti savo kažkokį tai būtent tą automatinį kažkokį poelgį, nepoelgį, kaip čia pasakyti, kad būtent tai, ką tu darai automatiškai, tai tikriausiai įpročiai. Susiformuoti trunka nuo, statistiškai, ta prasme, moksliškai rodyta, trunka nuo 20 iki 164 dienų. Pats vidurkis yra apie 66 dienos, tai būtų kažkaip 2 mėnesiai. Tai jeigu tu kiekvieną dieną sėsi ir būtent koduosi, arba ten rašysi, ar dainuosi, ar mokysies kalbos, po bent jau 66 dienų, tai jau taps įpročiu. Ir tau kiekvieną dieną bus, atėjo ten 3 diena valandos, 3 valanda dienos. Ne, tai 3 valanda. Nesvarbu, atėjo vidurdienis, žodžiu, ir einu aš mokytis. Tai vieniems žmonėm, kaip pats minėjai, gali tai veikti, gali neveikti, bet kiekvieną dieną būtent darant tą dalyką, jau vis tiek po kažkiek laiko tai taps įpročiu ir esmė, kad kai jau įsivaikini tą įprotį, jis nebenaudoja valios jėgos, nes jis yra automatizuotas ir nebereikia jai valios galių, jėgų, kaimynių. Tai paskutinis toks norėčiau pridėti faktą ir jeigu turit kažkokių asmeninių klausimų ar kažkokios pagalbos būtent straipsniam, ar norit kažką išmokti arba atsikelti anksčiau, ar kažkokių tai kitokių turit pastebėjimų ar klausimų. Jo, tai tiesiog rašyti mums tiesiogiai ar į podcastas.lt puslapį, ar Facebooką, ar visur mes pasiekime, aišku, ne iš karto atrašom, bet stengiamės visiems padėti. Ir dar norėčiau paminėti tokį dalyką, kad norėtume išgirsti komentaruose jūsų pastebėjimus apie mūsų podcastą, apie dienos rutiną ir aplamai visais kelionių ir verslų klausimais. Jo, ir neturi būti pozityvus, gali būti ir negatyvus įpročiai, kuriuos tiesiog norėtumėte atsikratyti, nes įgauti naują, įsivaikinti, ta prasme, įgauti naują įprotį yra... Sukurti naują įprotį yra tas pats procesas, kaip ir jį pašalinti. Tai... Viskam reikia laiko. Jo, tai tiesiog pasidalinkite tuo, ką jūs veikiate savo dienomis ir tiesiog mums bus netaip keista kalbėti su savim čia kambarį. Taip, ir norėčiau padėkoti, kad klausėtės. Su jumis buvo Tomas, Justas ir Čipas. Iki kito karto. Iki.